Parašiau asmeniškai Vilmai Šeškevičienei žinutę, nes mačiau, kad jinai dirba su asmeniniu brandingu. Kadangi aš kaip miego ambasadorius, video ambasadorius, baldų maestro, gal bus dar per laiką daugiau tokių asmeninių brandų, kuriuos aš noriu asmeniškai vystyti ir susidūriu su tokiu klausimu, ar tikrai viską gerai komunikuoju, ar tikrai žmonės supras mane taip, kaip aš elgiuosi, taip, kaip darau, ar bus tas pasitikėjimas tuo, ką darau, nes vėlgi tas asmeninis įvaizdis jis yra labai svarbus, kaip ir asmeninė brandingų yra, manau, vienas iš esminių dalykų. Tai dėl to susiradau Vilmą, sakau, žiūrėk, turiu tiek ženklų, kurie kažkaip tais sprendžia ten video, ten čiužinių tema, ten baldų tema ir kadangi jie tarpusavy nėra susiję, ar tai nebus kažkokios tai žalos ilgalaikiai perspektyvų, darant verslus, samdant personalą ar apskritai tiesiog tas asmeninis įvaizdis, kad nebūtų savo įsišovimas į koją. Vilma sako, gerai, ateik asmeninę konsultaciją. Sutikau, tai labai faina, kad brandmomas ir vysto šitam dalykui, kad tokie žmonės kaip aš galėčiau išsigrynint ir aš turiu vienintelį lūkestį. Tiesiog, kad žmogus iš šalies, šiuo atveju Vilma, išklausytų tą, ką aš darau ir ar teisingai darau, arba galbūt kažkur galėtų pakreipti. Įsitikinęs buvau, kad aš viską ten super esu apgalvojęs, viskas man labai aišku, strategiška, konstruktyvu. Atėjau susitikimą. Faina erdvė, labai jauku, niekas nedirgina, ne kažkokie kaviniai susitikom. Ir jinai sako, žinok, pala, čia taip viskas sumalto, kas sako, jungia visus tuos tas veiklas, tuos brandus. Ir aš pradžioje nesupratau, kaip sakau, kas jungia. Tai čia aš ten kompetitingai darau, atsakingai ir mes 2 valandas gryninomės, ką aš ne šiaip darau, kokios yra mano ten pridėtinės vertės, kokią vertę gauna klientai, kaip aš matau savo veiklas dabar ateityje, bet išsigryninom, kad reikia ne tik tais tų asmeninių brandų tom veiklom, bet reikia man kaip Dariui Kiaulakiui asmeninio, tokio vientiso, jungiančio, kad žmogus, kai užduos klausimą man asmeniškai, kas man buvo tokia fiks mintis, jeigu užduos man klausimą kas nors, kas yra Darius Kiaulakis, ką aš pasakyčiau, žmogus, ten galbūt verslininkas, gal ten dar kažkas, ir tada vis pradeda mintis eiti apie kažkokias veiklas, ir tada gaunas jau reikia pasirinkti. Arba sakyti ir taip, per kablelį ir taip. Bet tokio jungiančio dalyko nebuvo. Tai su Vilmos pagalba per 2 valandas išsigryninau, kas aš esu toks, tai Vilma, ačiū tau labai, dabar man yra daug aiškiau, netgi komunikacija yra jau aiškesnė, kur aš kaip asmuo komunikuoju ir man yra labai aišku, kur yra ten kačiukai, šuniukai ir visos mano veiklos hobiai ir profesiniai dalykai ir kaip jie vienas nuo kito yra atsiskyrę. Tai aš, Darius Kiaulakis, sąmoningų verslo ambasadorius, nes galiu būti tokiu atveju ir miego ambasadorium, ir video ambasadorium, baldų maestro, nors ir kokiu automobilių prekybos ambasadorium, bet vėl viskas susiveda į vieną. Tai ta apibendrinti tokia, kaip jinai sako, viršūnė, kas yra, tai man tas viršūnės išsigryninimas turbūt vieni geriausių išleistų pinigų konsultacijų, dėl to rekomenduoju su jie pasikalbėti. Ir kas jau esate įsitikinę, kad labai gerai viską darot ir žinot, bent jau tokia labai konstruktyvi nuomonė iš šalies ir dar šiek tiek netgi giliau pasikapčius apie asmenybės niuansus, kas irgi labai faina, nes ta sąmoningumo tema irgi eina koja kojam. Todėl Vilma Šeškevičienė, ačiū tau, brandmomą rekomenduoju ir linkiu klestėti.